Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Sveiki visi ralio gerbėjai, mes pradedam, kol dar švieži įspūdžiai, pokalbį apie Rokiškio ralį. Įspūdžiai iš jo su Giedrium Notkum. Labas, Giedrium. Labas, Ramūnai, sveiki visi. Vėl malonu grįžti į šitą studiją, su tavim aptarti aktualijas praėjusio ralio, karščiausias naujienas, žinios, pamastymai, mintis ir kaip kas vyko, neužilgą sužinosim. Jo, iš karto atsiprašau už diskoteką, už sienos, tai jeigu ką, nepykit, čia ne mes pasileidom muziką, čia jau trečia para, kažkas grįžęs iš Rokiškio švenčių. Jo, matyt gerai buvo. Jo, bet gaila, Giedriau, nebuvo gerai, teisingai. Buvo momentų ir gerų, bet buvo ir nekokių, net nežinau, nuo kurio čia pradėti labiausiai. Pradėkim nuo pirmo tavo sakinio, pirmam interve. Kaip sekasi? Šudinai sekasi, nes Rokiškio ralis, kaip ir daug kas žino, nėra man pats sėkmingiausias ralis, ta prasme, kad mes esam ten ir diskvalifikuoti buvę, ir nefinišavę, ir visokių ten įvykių yra buvę. Ir jau čia, kaip sakyt, prieš šitą Rokiškio ralį net parašė straipsnį, kad va čia taip ir taip, čia gal tą prakeiksmą nuimsim. Ir kaip tu gali nuimti prakeiksmą, gavęs 10 sekundžių, likus savaitę iki ralio. Ir prieš savaitę iki ralio žinom, kad vėl mes prisidirbom kažką ir gaunam baudos. Lazdijose pralaimėjai 1,5 sekundės, Kelmėj laimėjai 9, gauni 10 sekundžių, kaip jaustis? Pralošęs ralį atvažiavo. Praktiškai, žinok, ir tokios nuotaikos buvo prieš pat ralį, kad labai buvau išsimušęs iš savęs, nes vienas dalykas, kokių 20 kartų turėjau paaiškinti, už ką gavau baudą, nes jis ateina ir vis klausė. Tai jau pavargau nuo to, paskui atsirado tokių, kur sakė, dėka čia nėra, per 2 dopus atsilošė. Tai jau tas pradėjo. Kaip pirmas pasakė, tai nieko, bet kai jau 5 koks atėjo, pradėjo taip sakyti, jau pradėjo erzinti, žinai, ir ten taip man galvoj grūzas toks pasidarė, kad taip, gali būti, kad ralį eigoje pamačiau, kad tas žiauriai trukdė važiuoti. Gerai, tai dabar papasako kartą ir visiems laikam ir kas klaus dar kartą, tai linkas jūs šitą mūsų podcastą. Gerai, Audrius Gimžauskas, ralio organizatorius, pakvietė tave išbandyti ten Vijados greičio ruožas? Jo, būtent Vijados greičio ruožas, sako, atvažiuok, čia padarysim porą filmukų, pasikviesim dronistą, su dronu nufilmuosim, labai gražiai Vijados dopas, čia su Vijados reklamom, prašauksi pro trampliną, pabandysi, jeigu ką koreguosim ir žodžiu, ir bus gražu. Ir bus gražu. Iš tikrųjų, idėja tikrai gera, todėl kad sutampa tavo pagrindinis rėmėjas, greičio ruožo pavadinimas. All good, viskas tvarkoja. Pareklamuosim, pakviesim žiūrovui, čia vieta, tramplinai, reklamos, viskas čia gerai. Ir ten ir lokacija gera žiūrėjimui, nes ten tu matai 3 posūkius, 3 tramplinas, supiltus. Taigi neturėjau laiką, ten buvo prieš 1000 km, ten dar darbų, mechanikai negalėjo, pats ten užsikabinau priekabą, nusitėpiau tą automobilį, žinai, ten nuvažiavom, ten buvo Audrius, buvo keletas žmonių, traktoristas buvo, kuris tvarkė. Kuris darė dopą. Jo, tai buvo dar darbų vykdytojas to karjero, žinai, tai, ir žodžiu, sako, pabandom tą trampliną, ten atvažiuoja toks posūkis vienas, tiesiai pavažiuoja tramplinas ir už tramplinas nusakė dar ten tokį į apačią. Tai atvažiuoja tas tramplinas užsmailintas, padarytas, žinai. Kyliai į kosmosą. Jo, sakau, smarkiai nešauks, kažkaip atvažiuoju, galų pabandysi. Kaip šoviau ant priekio, sulaužiu apsaugą, bamperis trūko, žinai. Sakau, atvažiavau vyrai, sakau, negerai, sakau, čia pusę mašiną liks, žinai. Tai jie beveik metrą nugramdė. To trampliną koks buvo, žinai. Silpas. Tai paskui, kai mačiau Facebook'e Šeinauskas, kai sakė, kas čia per tramplinas, kas šitakas darė. Tai jaučiasi normaliai. Jo, tu nematai, kaip jis atrodė prieš tai, žinai, tas tramplinas, į niekur buvo. Tai iš principo viskas buvo ten gerai, galim buvo šokti, bet aišku, gal Hebra nematė mano storę, nes aš nušokau, pravažiavau ten kelis kartus, dar tą darbų vykdytoją pravežiau. Tai nusifilmavom, aš įsidėjau story dar, kad sakau, žiūrėkit, kaip reikia šokti, žinai, nuo tramplino.
Ir, dar ten pakoregam buvo, pačioj dar vienas tramplinas nesąmoningas. Sakau, nereikia tramplinė nesąmonė, tai geriau išvažiuojant iš tos karjerą, darykit dar tokį biškį jumpą. Tokį, kad išvažiavimas. Jo, bet aš jau jo nešokau, nes jo nebuvo, bet parodžiu, sakau, va čia va reikia, įsimėti pagaliuką įsmeigę. Buldozeristai. Jo, čia va, tik sakau, nedarykit vėl to, sakau, normalų, sakau, papuką tokį, žinai. Bet šį kartą padarė protingai, žinai. Tai ir viskas kaip ir gerai, žinai. Ir po kiek laiko man Audris sako, skambina, žiūrėk, sako, gali išsimti iš interneto tą storį. Kas ir čia kažkokių skambučių gavau, geriau, kad nebūtų. Aha, sakau, tu viską suderinti. Jo, suderinti, žinai, sako, čia, žinai, nu, šiaip mane kviečia organizatorius. Papildomose nuostatėse rašo, nori patekti į lokacinę zoną, turi derinti su varžybų organizatorius. Taip. Aš viską kaip ir padariau, bet ralio reglamente, kurie nieks neskaita, kol kas nors neatsitinka, ne? Aš skaitęs jį gal prieš 10 metų geriausiu atveju. Parašyta, kad turi derinti su Lasvu, ten su varžybų vadovu ir panašiai. Nu, aš nežinau tų niuansų, bet aš tikiuosi, kad organizatorius kviesdamas tave yra suderinęs. Ir žino ir suderinęs visus tos dalykus. Tai toks... Paskui pasirodo, kad skambinama iš Lasvos, žiūrėk, sako, tu buvau, sako, nu, kaip ten buvo, pasiaiškink, žinai, taip ir taip. Tai, žinai, sako, kad negalima. Aš tyla, žinai, telefone. Bet ką, nu, tai sako, bus svarstymas. Tai svarstė. Buvo netgi pasiūlymas diskvalifikuoti, šis neprileis prie varžybų, nes kažkokia tai praktika rodo, kad galima ar taip, žinai. Bet bent jau Lasvos kažkaip buvo... protingas prie kiekvieną greičio ruožą, jie įtarė, kad aš turėsiu privalumą tame greičio ruožė, 5 sekundėm būsiu greitesnis negu kiti. Nes žinai, kaip tramplinas. Šoksiu jo, kaip vieną trampliną, žinau, kaip šokti. Tai jie man iš kiekvieną pravažiavimą po 5 sekundės davė. Tai kaip ir didelė bauda, bet žinant, kokia yra maksimali, tai tokia galbūt ir iš kitos pusės jinai yra ir logiška ir suprantama. Nežinau kaip su to logika, nes ar gali ralio komitetas skirti laiko baudą varžybose, kurių jis neorganizuoja? Va čia yra klausimas. Tai jau čia yra teisininkų ir visų skaitančių dokumentų žmonių reikalas, nes aš vis dėlto esu vairuotojas ir man tai dokumentacija, papierizmas, nu, ne man, žinai, ir pas mus dalis irgi ne iš tų, kur labai daug mėgsta skaityti, žinai, tai mes tokie iš senoviniai, žinai, kaip sakyti, driveriai ir žinai, mums sako, eik ten parašyk, kad padok apeliaciją, skundą kažkokią, tai kad nuimtų tas sekundės, bet tegul gudresnį rašo, tiek to mes kažkaip tai... Aišku, čia po mūšio niekas kumšys nemujuoja. Tu kaip tam anekdote, čiuk čia neskaitytojas, čiuk čia rašytojas. Bet vis tiek, laiko bauda man yra nelogiška. Bet tiek to, užverskim visą tai, ne? Jo, dar buvo pasiūlymas, kad duoti mums 25 startinės pozicijas vėliau ir gauti prastą kelią. Bet čia labiau privalumas negu trūkumas. Nu, žinai, jeigu tu važiuosi paskui lėtą lenktynininką dulkėse, tai... Jo, paskui lėtą lenktynininką galbūt... Gali būti, kad didelio privalumo nebus, gal kaip tik minusas. Tai... Nu, 25 pozicija, palauk, tu pažiūrėsiu. 25 pozicija, bet pažiūrėkim iš finišavusių. Ne, tai... gal startavusi greičiau, nes būtų čia pradžiai bus. Tai paskui požerinį turėtum startuoti. Ne, jeigu iš finišavusi, tai ne kažką. Jo. Bet... Gerai, dėl Lasvo, pavelniais. Aš vis tiek pykstu, todėl kad aš manau, kad jie neturėjo tau duoti laiko baudos. Iš kitos pusės, nu gerai, tu negalėsi turbūt komentuoti arba nenorėsi. Bet Lasvo sprendimai pastaruoju metu man kelia klausimų ir aš žinau, kiek gausiu heitų iš kai kurių Lasvo narių, bet dzin, hebra, susiimkit. Praeitas ralis, Kelmės ralis. Tas pats požerinis nuliukas, kuris sumaišė visiškai paskutinį greičio ruožą, nes įkrito į griovį, ne, 2 ratais. Tai jį ralio komitetas diskvalifikavo iš 0-3 metam. Čia anekdotas ar kas? Ką jūs darot? Nu,
iš nulio, iš nieko diskvalifikavo 3 metam. Ką jie norėjo padaryti? Padaryti, kad pažerinis iš vis išeitų iš to autosporto ir eitų kur nors ten šachmatai žaisti? Ar jie taip paskatino pažerinį greičiau važiuoti normalių dalyvių? Man irgi keista, kad tas 3 metai tokie keista praktika ir niekart tai negirdėjau. Čia tas pats kaip serviso zonai, tu parūkai ir tada diskvalifikuoji 3 metus negali rūkyti. 3 varžybom, nesakykime, ar ten... Čia absurdas iš viso. Metam jau maksimaliai. Ta prasme, man absurdas ne tame, man absurdas tame, kad žmogui atsitiko nelaimės, nuvažiavo nuo kelio, padarė klaidą ir jį tada diskvalifikuoja. Tai žiūrėkit, Rokiškio raliai finišavo 36 dalyviai. 63. Aha. Tai dabar likusius diskvalifikuokit 3 metam. Tiesiog diskvalifikuokit velniop, nes jie nefinišavo. Sulaužė mašiną, apsivertė, nuvažiavo nuo kelio ir liepkit jiem 3 metus važiuoti nuliais. Va, tai bus labai puikiai bausmė. Nežinau, aš tai... Gerai, tik to. Apie ralį. Jo, apie ralį tai... Kaip paaiškėjo ralio pabaigoje, mums tų 10 sekundžių ir pritrūko. Jo. Ne iki 1 vietos, bet iki 2, likome 3. 2,5 sekundės atsilikome nuo Roko Stepanavičiaus. Nu, aišku, ten Rokelis prisidarė reikalų, bet šiaip, apie ralį bendrai 143 km greičio ruožų. Tai kaip 1,5 ralio lietuviško. Čia tradiciškai Rokiškis yra toks negailestingas ir kilometrų skaičius. Pats sunkiausias ir sudėtingiausias ralis, pats brangiausias ir mažiausiai finišuojančių galbūt šitame ralyje. Netgi Vaidotas Žala nestarta šiame ralyje, nes, sakoma, Nekselis neišnešama biudžetą. Geriau važiuoti kokios elektrėnus, kur 100 kg, negu 100 PM, kur jam už kilometrą kaip po 150 eurų reikia mokėti. Tai kokie... 50% mažesnis biudžetas. Jo, bent jau kokie 6 000 vien tik tais automobilio nuomai, o kur dar padangos, kūras ir draudimai, kur irgi įtakoja dar kainą, tai jisai pasirinko nevažiuoti šitą ralį. Ir galbūt pamatysim sekančiame. Taigi, sunkus ralis, sunkus susirašymas, galbūt jo, bet dar vienas klausimas. Susirašymas. Taip, susirašymas. Bet, žinok, pagal pernai tai buvo lengviau. Jau baigėm 9 valandą, kas yra gerai, nes pernai atsimenu, liktai 11 gal baigė, jau tamsu buvo. Paskutinį greičio ruožą tai tamsu susirašinėjau. Tai nėra taip blogai galbūt kaip pernai, bet sunku tikrai buvo susirašymai irgi. Nes dėl susirašymo, kad žiūrovai suprastų, tai lietuviškose raliuose 100 km greičio ruožų, 90% jų kartojasi, tai realiai susirašyti tau reikia tikrų 50 unikalių, ne? Šitam ralyje apie 100 km unikalių buvo susirašyti. Tai yra iš tikrųjų... Buvo keletą greičio ruožų, kurie buvo skirtingi ir juos reikėjo rašyti, gaunasi, kad daugiau kilometrų, nes jie nesidvigubina. Tai pradėjom 9 valandą, baigėm 9. 12 valandų. Jo, tai aišku, aš galbūt ne pats greičiausias rašytojas, bet sustot pavalgyti ir papietauti tikrai nebuvo. Rėmė idėja sausainius, tai sausainiais buvom gyvi. Normaliai. Jo. Kas patiko, kad prieš ralį turėjom kvalifikacinį greičio ruožą. Tai toks įnešė intrigos į ralį. Bet čia yra tas pats shakedownas, teisingai? Jo. Tik tu įvažiuoji po to vėliau 20 ekipažų dedikuotų, kurie dalyvauja tam kvalifikacijoje. Jo, bet buvo biškai šį kartą kitaip. Kvalifikacinio steidžo dalyviai buvo 20 atrinktų ir jie važiavo tik tą greičio ruožą. Shakedowną važiavo atskirai kita trasa, kitoje vietoje kiti dalyviai, kurie buvo užsiregistravę shakedowną. Tai mes buvom 20, kurie važiavo 2 kartus davė pasibandyti ir 3 kartą važiavom laikui pagal eiliškumą. Aišku, mums nepasisekė su shakedownu, mes ten truputį padarėm vieną klaidą ir mūsų rezultatas buvo tik tais 5. Kas mums irgi čia truputį kišo koją galbūt nuo pat pradžio ir galimėjo būti kažkur tai greitesni, gal kažkur mažiau gavę būtumėm dulkių ir gal geresnį rezultatą parodė ir išlaikė tą poziciją, bet buvo kaip buvo, patys kalti. Bet iš principo pati idėja man patinka, įneša daugiau intrigos į ralį, daugiau pritraukia žiūrovą, daugiau sumaišo kortas ir mažiau nuspėjamesnis gaunasi ralis. Jo, sutinku, kvalifikacinį, čia toks, aukšto lygio, bendrai Rokiškio ralis yra tikrai labai puikiai suorganizuotas žmogui. Jo, žinant Audrių Gimžauską, jisai tikrai daro ralį žiūrovui. Kiti daro daugiau sportininkui,
kiti daro gal ir taip, ir tiem, ne? Gimžiausias daro ant žiūrovo, kad būtų efektai, šou, tramplinai, biški avarijų, biški koncertą ir fejerverkai. Fejerverkai buvo geri, koncertas šiaip savo. Daug kas, kiek girdėjau, nepatiko. Nu, 8 kambarys specifinė grupė. Jo, gal ne tai publikai. Pirmą vakarą užtat Augustė Vedrickaitė koncertavo. Jo, viskas gerai, tiko. Gal kartais nereiktų žvaigždžių, gal paprastesnių, bet kad liptų, žinai, jausiai. Hebrai. 15 greičio ruožų. Pirmas pats jį laimėjo Rokas Stepanavičius, bet tai buvo paskutinis kartas šitose lenktynėse, kai pirmavo bendro įskaitoj ne Vladas Jurkevičius. Kas atsitiko Vladui? Jam įjungė kažkokį mygtuką, overboostą. Jo, aš norėjau paklausiau, gal padarom skambutį ir paklausėm pačio Vladą, kodėl jis taip greit važiavo. Bet jisai neslėpė pasitenkinimo, kad viskas eina. Visą ralį jautėsi, kad čia jo ralis. Jis jau prieš tai tos ralius tiek Kelmėje, tiek Viekšniuose rodė tikrai gerą tempą ir Kelmėje, sakykime, jeigu ne jo klaida, jisai galbūt ir mūsų pagavęs, bet Viekšniai vėlgi ten oro sąlygos specifinės buvo ir panašiai. Bet šitame ralyje matas, kad važiavo be klaidų, kaip iš natų ir pasidaręs pradžiai didelį persvarą. Jau paskui tą tempą tik tai palaikė, nes aš žiūrėjau nuo 9 greičio ruožą, mes su juo praktiškai vienodai važiavom, gal net kažkur tik keliom sekundės dalim ir greitesni buvom. Bet jam matyti ir nebereikėjo skubėti, jis jau turėjo savo jo, antras greičio ruožas, ilgasis 18 km greičio ruožas, Vladas laimi, Rokas ir tu atsilieka ten 13-15 sekundžių ir viskas. Čia, ta prasme, jau toks atotrūkis, kur jau gali būti ramesnis, turint omeny, kad kiti raliai buvo sekundė į sekundę. Jo, tai vėlgi, čia ta būtent kvalifikacija ir pakiša tą koją, antras greičio ruožas, visi apsivertė, 10 apvertėm ir gavosi, kad mes startavome 6, prieki mūsų Nedas Radišauskas ir prieki jo Linas Vaškis su nauju automobiliu, su Škoda Proto. Čia ta pati Škoda, kuria žala važiavo Lazdijuose. Jo, tai realiai R5 automobilis, nuomojamas automobilis, Vaškis su juo nėra važiavęs, nauja mašina pratinasi ir jis tam ilgajam greičio ruožui Nedai Radišauskai pralošė 17 sekundžių. Ir problema tame, kad pabaigoje yra plačios trasos, kur palaidas žvyras ir labai dulka. Ir vakaras, vėjas nurimęs ir dulkė stovi. Tai jisai 17 sekundžių važiuoja už Nedą, Nedas važiuoja 10 sekundžių lėčiau už mus ir pas mus jau išlindus į tą platų stovi dulkės ir dalis man sako, krito 120 metrų, aš nematau kraštų kelio, aš nežinau, ar tiesiai net važiuoju į trasą ir aš stabdis ir per 3 km aš vien Vladui pralošė 8 sekundės. Ta prasme, splitus nagrinėja, ne? Jo, žiūrint splitus, prieš tai, kad nebuvo dulkių, Vladas važiavo labai gerai, iš tikrųjų, po sekundę, po pusantros į splitą veždavo, bet vienam splitę, kur buvo dulkių, tai mes gavom taip riebiai, kad kaip sako, praėjo noras vytis, žinai, toks yra įsireiškimas. Jeigu net nematai kraštų kelio, tai jau čia yra... Jo, ir tu paskui išmuša tave iš vėžių ir tu jau nebepasitik ir pradedi tą stabdį, nereikia maigyti ir kartais, trukdo tau tikrai susikaupti, vėl toliau įsibėgėti. Tai tas pats atsitiko ir 4 greičio ruože, tik tai tiek, kad tų dulkių buvo mažiau stabdėm, bet per tos 2 greičio ruožus nuo Vlado gavom 25 sekundės. Ir viskas pasidarė. Ką tai reiškia, kad mes dar gausim plus 10, tai jau bus 3-5 ir mes, sakyti, visą gerą, jau nebekonkurencingi. Kas įdomu, kad Vladas turbūt iš tikrųjų tiesiog po to kontroliavo situaciją, nes iš 15 greičio ruožų tu laimėjai 3, Rokas Stepanavičius laimėjo 5 ar 7, o Vladas 5. Ta prasme, kad jis tik trečdalį greičio ruožų laimėjo, bet laimėjo ralį ir laimėjo užtikrintai. Jo, tai, žodžiu, Vladas važiuoja šiai dienai geriausią savo demonstruoja formą, tikrai važiuoja tiksliai, užtikrintai, daug dirba, daug žiūri ant bordo,
su treneriu dirba, galbūt dar yra kas pravažiuoja prieš ralį, greičio ruožą ir pasižiūri ir pasako kažkokias vietas pataiso, kur reikia. Ir nes kažkas gal kokias šikaną statė ar dar kažką kitai pakeitė negu buvo, tai tikrai investuoja daug ir į tą, ne tik pinigų, bet ir visokių resursų, kurie duoda rezultatą. Jo, ir tas duoda rezultatą. Profesionalus pasaulinis požiūris, sakykim tai. Ok, ir tada užsimezgė labai įdomi kova tarp tavęs ir Roko. Jo. Ta kova, į kurią iš tikrųjų visi ir žiūrėjo. Jo, aišku, vis laiką įdomiausia ralės žiūrėti, kai nėra vieno lyderio, kai yra kažkokia sekundžių kova, kur kiekvienam greičio ruože keičiasi lyderis, tai mes ir su Roku pirmą, trečią greičio ruožą pasidalinom po pergalę. Jis pirmą kartą smarkiai nušoko, sulaužė bamperį, aš antrą kartą smarkiai nušokau, sulaužiau bamperį ir ne tik. Tai, bet kainavo, bet turim po vieną pergalę greičio ruožę ir po pirmos dienos jisai dar laimi mėsinį greičio ruožą 0,8 sekundėm ir mes antrą, trečią vietą su jo dalynomės, bet kažkiek priekyje porą sekundžių būname mes po pirmos dienos. Jo, tai ten pirmą dieną miestinį greičio ruožą dar Rokas gavo 5 sekundės, kad nebūtų per gerai. Jo, baudos, jis jau užkabino vieną iš tvarelių. Jo, vieną iš tvarelių gavo 5 sekundės, tai tarp jūsų po pirmos dienos buvo 7 sekundės beveik. Ir atrodė visai bus įdomu, todėl kad tu 7 sekundėm priekiai, 10 sekundžių gausi baudų. Ir tai -3. Jo, -3, reiškia vis tiek intriga išlieka ir vis tiek reikia spausti ir negali palaukti. Bet atėjo antra diena ir žiauriai anksti prasidėjo ralis. Ir man, nekaip negalėjau nubusti nuo ryto, būna kokį vieną greičio ruožą ten, žinai, kol įsivažiuoji. Antrą pravažiavau, žiūriu, nelimpa. Trečią. Tai tik tais jau po 3 greičio ruožų 4 pradėjom kažką tai veikti, daryti, nes vis kažkokia trūko slydimo, vis iš antro karto stabdymai, pasakymai ir nežinau, negalėjau rasti tokio pasitikėjimo ir per tą laiką Rokas ir Vladas vėl bėga nuo mūsų, vežė tų sekundžių dalių ir mums vėl buvo sunku su jais kovoti. Ir likus 2 greičio ruožam, po 13 greičio ruožo, atrodė, viskas. 7 sekundės Rokas veža tau, liko 2 greičio ruožai, nelabai ilgi. Beje, prie ko norėčiau grįžti, Power Stage'as buvo 13 greičio ruožas iš 15. Ir va tą Power Stage'ą tu ir vėl laimėjai. Taip pat kaip ir Viekšniuose, kažkaip tai vis eina. Man klausė žiūrovai, sako, o tu negali visus greičio ruožus kaip Power Stage važiuoti, sako, tu negali įsivaizduoti, kad čia Power Stage'as ir varyti visus. Aš nežinau, kodėl, bet ant Power Stage'o taip, žinai, susikūpi, susitelki. Galbūt tiesiog labiau parizikuoti leidi savo. Jo, bandai, žinai, vis tiek ralis yra ilgas ir tu visur tikrai nevažiuoji max attack, žinai, ir kažkur ant stabdymo bandai vėliau stabdyti ir tikrai buvo viena vieta, kur jau galvojau, kad viskas nesustosiu, bet ten labai, nežinau, kaip ten viskas suveikė, kai buvo truputį ant tiltelio, asfaltėlio ir stoja, atrodo, slys jau ir tą asfaltą pagaudė, žinai, ir pasisuko. Jo, ir taip, žinai, ir taip, ir sakau, ten ir išlašiau tą greičio ruožą, nes skirtumai buvo Power Stage'e. 17 tarp Vlado ir tavęs. Bet ir kitai pažiūrėjus lenktyninkai. Stepanavičius mažiau negu pusę sekundės. Ir dar buvo greitas lenktyninkas iš Lenkijos, Matulka. Irgi atsliko 0,65. Taip. Labai mažai. Tai 4 ekipažai, čiūčiu daugiau negu pusę sekundės. Neįtikėtina. Tai čia, žinai, starte gali kitą kartą pralošti 0,2-0,3, žinai, reakcijos laikas. Jo. Tai, žinai, o čia jau tokias dalis, tai iš tikrųjų. Ne 0,2-0,3, bet... nesakysiu pavardės. 0,7 reakcijos laikas. Iš lyderių vieno, tai kas nustebino, turėtų būti daug greičiau. Jo. Tai, žinai, kartais vėl susikaupimą trūktų dar kažko, bet, žinai, tai ir tas Power Stage'as, kad tu turi maksimaliai susikoncentruoti ir atiduoti viską, žinai, ir į tą greičio ruožą ir apgalvoti kiekvieną posūkį, žinai, ką tu darai, kaip tu darai ir tas gerai. Gerai, bet prieš paskutinis greičių ruožas, kai atrodė, kad Rokas jau beveik pabėgo, 7 sekundės, viskas gerai, ne? Bet prieš paskutiniam greičio ruožę Rokas padaro falš startą, laimi tą greičio ruožą, bet gauna 10 sekundžių baudos
Ir likus vienam greičio ruožui, intriga grįžta, nes Notkus prieš Steponavičių laimi tik 1,5 sekundės. Ja, bet apie tą falstartą jo mes žinom jau po serijos, po regrupingą jau vos nedėti šalmus į startą ir man ateina kažkas parodo, žiūrėk, sako, bauda, žinai, aš net nežinau. Sakau, Rakelis, ko tu tyli? Ką, nieko nežinau už tai. Bauda. Jis galvoja, jau yra, sako? Yra. Ką, sako? Geras, jis galvoja, kad tu nežinosi ir nepušinsi. Jo, tai toksai. Tai teko minti mieste, kad tu nepabėgtum. Jo, tai žodžiu, minė mes, bet minė ir vis, žinai, tai jo. Jo, ir tas miestinis greičio ruožas, bet neina tau mieste, tiksliau gal Rokui eina mieste, nes vis tiek asfaltinis bičas, nuo žiedinių lenktynių atėjęs. Žinok, iš tikrųjų pats savo pravažiavau, tokių smulkių porą klaidyčių tik tai galėjau rasti ir tikrai pravažiavau tiksliai ir žinai, be kažkokių nereikalingų, ten gal biškiai apsisakymė, truputį priek slystelėjo, bet ten sekundžių dalis ir žinai, kai tu turi ten virš sekundės persvaros, galvoju, kad brali turi ištek, nes negali kitas žmogus pravažiuoti, žinai, irgi be klaidų idealiai, žinai, ir viską padaryti ir dar tau įvežti. Taip, išlypęs, kai tu klausė manęs, toks beveik galėjau pasakyti, kad patraukiu, viskas gerai, žinai. Ir kai pasakai, kad gavom 3 sekundės, man akis iššoka ant kaktos ir galvau, kur tos sekundės, bet, ką, yra kaip yra. Jo, Rokas pravažiavo kaip dievas, 3,5 įvežė tau, laimėjo tą greičio ruožą ir to užteko, kad jis laimėtų antrą vietą. Toks. Bet, žinok, pamačiau finišėje mašiną, tai išserdžius mašiną, lempa kaba, bamperio kampas kaba, sparna ten pusė nėra, posparnis pamestas, išeina iš galo, galas atsikabinės. Ir galas buvo atsikabinės. Jo, tai ten jis jau lėkė vabank. Kad bortai, ne bortai, ten kitkas, ne kitkas, jau šėrė, rėmėsi, bet aš ten atrodo tokį vieną posakį, jau nukirtau, jau ten per žyrą, jau man ten siekia, jau ten, žinai, tai sakė, dar giliau ten, sakė, dar šoka, dar, rizikavo smarkiai, bet vertėjo. Aš paskaičiavau, ten kokie 2,5 tūkstančio paliko tam greičio ruožą. 3 sekundės. Jo, bet matyt vertėjo aš. Jam tai yra aukščiausiai finišuotas ralis bendroje įskaitoje. Tikrai įdomi kova, bet kokia atveju įdomi kova. Tai mes dėl to ir važiuojam, kad ralis būtų gražus, kad mes kovotumėm, teiktumėm tą džiaugsmą žiūrovom. Ir kartais nesuprantu teisėjai, kurie trukdo tą daryti ir jie nesupranta, kad ralis turi teikti džiaugsmą, o ne kažkokį išmesti vairuotoją, diskvalifikuoti, kad nebūtų dalyvių ir važiuotų vienas ir laimėtų viską, žinai. Tai... Yra ten tų niuansų, tarkim, kartais tikrai nesupranti, kodėl taip yra. Jo, kaip pavyzdys dar šitame ralyje Augis Latkevičius. Pirmame greičio ruože nusuka pusašį. Pasitraukė iš lenktynių, nori grįžti pagal rally 2. Antrą dieną nori važiuoti, susitvarko automobilį, sako, kelintų mus statysite į startinę rikiuotę, sako, paskutinį. Kaip pasakyti, po ko? Po gazelko. Tai sako, gal aš tada dar nebevažiuoju, sako. Prasme, kosmosas. Tai toks reglamentas, bet tai žmogiškai supraskite, kad važiuoja... Tai prie ko čia reglamentas, tai yra sporto komisarų nutarimas pakelti žmogų į adekvačią vietą, nes galų galia tai ir nesaugu. Prarandam dalyvį, kurių ir taip jau prabirėjo, žiūrovam nebesuteikiam kažkokio tai džiaugsmo, nukišam kažkokį dalyvį, atsiprašant, į subinę, ne? Tai galim visus taip išbausti, ištraukti ir, žinai, kažkokia turi būti logiškas mąstymas jungtas ir tvarkykite reglamentą papirkūnais, tai taip negalima. Bet kokiu atveju aš manau, kad sporto komisarų nutarimų galima tą reglamentą pasidaryti tom lenktynėm kažkokį nutarimą, kas būtų logiška, bet... Aš tai vis laik mąstau taip, kad žiūrėkim, kaip būtų geriau ralį, kaip būtų geriau aplinkai, kaip padaryti tą ralį viešesnį, populiaresnį, įdomesnį visiems. Bet kažkaip vieni įsikando taisyklių, viskas taip ir ne kitaip ir nėra jokių kompromisų. Tai ieškokim kompromisų, darykim taip, kad būtų visiems gerai. Jo. Ir 36 finišavę iš 67, tokio procento atkritusių nebuvo šiemet. Žinok, buvo tikrai keletas skaudžių vietų, tai 1-3 džempas finišė. Pats finišinis, jo. Jo, po ilgos tiesiosios jis buvo truputį per didelis, sakykim. Firantas, Lenkas. Blumsas, tada po šito džempo ir Valeišat.
Ja. Užlenkė ten pradėjo leisti, ta prasme. Ir dar ten kažkiek. Tai čia mes tik apie lyderius kalbame. Jo, tai žodžiu, aš pirmą kartą atvažiavau, tai prisistabdžiau, bijau trampliną ir sakau, nešoksi. Smarkiai prisistabdžiau, gražiai nušoka ir paskui žiūriu, kad aš ten sekundę pralašiau toje vietoje, žinai. Sakau, matyt, per daug prisistabdžiau, biški mažiau stabdysi. Antrą kartą kaip šokau, tai pastatėm žvakę ant nosies, krytom ant apsaugos, linko landžeronas mašinai. Ir su ta kreiva mašina paskui visą ralį reikėjo važiuoti, žinai, tai vos nebuvo taip, žinai, krenti ir žiūri jau tau išvyręs ir galvoji, kaip čia dabar baigsis, ar tu neisi jau taip, žinai, tai... Nejauku. Ralį, nesupranti, padaro užsvailina viršūnę, važiuoji, šoki, tau tada galinė šis užkliūna ir tave pradeda versti, žinai. Ir čia subinė. Jo, kai tu šoki netoli, tai tau užtenka, bet kai pradeda į toli, tai pradeda kviesti, vis tiek variklis priekis, sunkesnis. Ir priekis krenta ir smeigia į tą gruntą Bet čia buvo tas natūralus tramplinas, teisingai? Natūraliai patobulintas. Patobulintas, okei. Jis natūralus buvo prieš tai. Tai kiek tu pritobulintų tramplinų šitam raliai? Tai tas vadinamas Power Stage 2 tramplinai pritobulinti, tai šitas pirmam, trečiam patobulintas ir šiemet gal jų buvo mažiau. Buvo dar tas... Tai dar karjeras. Karjerė buvo dar 2. Tai reiškia 6 greičio ruožus iš 15 važiuoja per patobulintus tramplinus. Normaliai, pusę ralio. Ir turi, jeigu nevažiavęs, turi atspėti, kokiu greičiu čia tau reikia važiuoti. Nes kai tu žaidži su sekundžių dalim, tavo kiekvienas pristabdymas kainuoja sekundę. Taip. Ir vis nori tu tą sekundę išlošti kažkur. Ir vis ieškai tos ribos ir kartais jie perlipi. Tai organizatorius sako, tu jūs nešokit, sako, taigi čia nebūtinai šokti pilnais, jūs apskaičiuokit. Tai mes nenorim šokti, bet tu kovoji ir tu rizikuoji. Ir gaunasi, kad aukoji automobilio dalis, o nešokdamas aukoji sekundės. Tai toks labai sunkus apsisprendimas kartais būna. Kas dar iš šio ralio buvo įdomaus, pozityvaus? Man žinai, kas patiko, Deivido Gezevičiaus ir Nedo Radišausko dvikova. Jo, labai. Žiūri, atrodytų ne klasiokai, bet kovoja iš principinė tokia dvikova. Sakykime, finišė jo skiria 0,02 ar 0,3 sekundės dalis. 0,29. Įsivaizduoji, starte gali tą patį laiką. Čia per reakcijos laiką. Jo, per reakcijos laiką gali išlošti. Ir per visą ralį. Taigi, Nedas paskutinį greičio ruožą laimė, atsilikinėdamas apie sekundę. Jo, jis atsilikinėjo 1,1, laimėjo pusę. Ar 0,9 atsilikinėjo pusę, laimėjo, liko 0,3. Jam neužteko. Tai aš kalbėjau su Neda, labai susikrimtęs buvo paralė ir sakė, viskas dabar prieš elektrinų ralį, imsi 2 dienas treniruočio, tada pasimsi trenerį, sakė, ir tu Giedriu atvažiuok, kad dar pamokinsi mane. Tai žodžiu, sakau, jo, tu per kiekvieną ralį taip sakai, kai reikia jau daryti treniruotės, žinok, daug darbų nesitreniruosi, varysi taip, žinai. Tai linkim Nedai, kad pavyktų jam tos treniruotės, pasitreniruotų ir pagreitėtų, tai būtų dar įdomesnė kova čempionate. Jo, ta prasme, labai Nedai linkim, kad truputį dasitrauktų į kitų R5 lyderių ir kad ne su Deividu Gezevičium konkuruotų, o su jūsų hebra, žinai. Jo. Taip pat ir, žinai, kalbėjau su Irmantu Buivydu, po to šuolio, to garsaus pirmo trečio. Trečiam Firka irgi biškį dadėjo, šovė ant priekio, prakiūra radiatoriai, sustojo. Gaila labai jų, aišku, nes jų namų ralis Rokiškio, ten rėmėjai su Rokiškio sūris. Giedrius Firantasgi pasirinko pirmą startinę poziciją specialiai tam, kad padaryti šventę Rokiškėnam. Reprezentuoti. Jo, Rokiškio sūris pagrindinis rėmėjas, Rokiškio ralyje važiuoja pirmų numerių. Super, labai gera mintis buvo. Tai kalbėjau su Buivydais, taip, kadangi jie ten antrą greičio ruožą irgi gavo daug dulkių, vienoje vietoje čiut nenulėkė. Sakė, sulėtintam tempą, nes kaip iškrito Giedrius Firantas, tai sako, mums nebebuvo, kur lėkti, mes klasėje pirmavom ir tą tempą reguliavom, tai netgi, sako, tos programos geriausios, stipriausias nejungdavom ir važiuodavom. Sakė, ant silpniausios važiavom. Jo, tai ten pabaigoje, sakė, pabandėm tik tai mėsnį greičio ruožą greičiau suvažiuoti ir dar gal kokį. Jiem visai pavyko, jie treti finišavo paskutiniam greičio ruožą. Jo, ir vos neaplenkė mūsų, ten 0,2 sekundės dalim ir dar klausiau jų, sakė, dar mieste galėjom biškį gal ir greičiau suvažiuoti. Tai visą laiką gali, kai pravažiuoju, visą laiką galvoju, ten dar biškį galėjau dadėti, bet iš principo labai greit važiavo, bet
maksimalaus tempo gal neparodė, šį kartą Deividą Gezevičius jie neaplenkė, bet buvo dar greitų lenktynininkų, tokie kaip Lenkijos lenktynininkas Matulka, kuris po 14 greičio ruožą sustojo, nes kažkas ten su generatorius dirželiu nutrūko ar nukrito ir lyga tik tai pražiūrėti mėsinį greičio ruožą. 5 km. Jo, ir jie į Serizo parką grįžo ant buksyro. Jie tuo metu 4 buvo bendroje. Jo, ir iš tikrųjų labai nusistebėjau, kadangi jaunas lenktyninkas su R5 automobiliu labai mažai važiavęs, netgi sakė nevažiavęs ant žvyro. Prieš tai VRC Lenkijoje važiavo su Rally 3 automobiliu ir labai greit progresuojantis ir tobulėjantis. Ir matosi, jam čia patiko, labai šauniai bendraujantis toksai, žinai, žmogus. Tai girdėjau pletkus, kad jie atvažiuos galbūt į Elektrėnus ir galbūt į Uteną. Tai nes galbūt nesitikėjo tokios kovos ir jie mato konkurenciją ir jiem čia įdomu. Planuoja dar sugrįžti. Dar planuoja sugrįžti. Ja. Velnės Elektrėnuose bus ypatingai sunku, tengi tie tradiciniai greičio ruožai, kur jūs aplenkti yra beveik neįmanoma. Braličio, tą patį aš galvoju apie Rokiškį, bet jisai parodė, kad kai kurios greičio ruožuose buvo greitesnis negi už mus. Ok. Buivydai Šiaučiūnas, beje, 8 finišavo, galų gale pradėjo jis išnaudoti tą savo Suzuki. Jo, bet žiūrėkim, kad jisai po truputį vis laik greitėjo, o čia yra namų ralis. Daug greičio ruožų pažįstamų. Jo, tai jis per susirašymą sako, Žilvinas jam sako, Petrai sako, rašysim greičio ruožus, jau 3, nuvažiavęs posūkį sako, tu 3 posūkius praleidai. Ai, nu tai užrašyk, nes, jis sako, aš jau žinau, bet neberašau automatiškai, nes čia važiuoju su dviračiu, ten sako, su traktoriu važiuoju, dar kažką, žinai. Tai jam kaip ir buvo namų ralis, netoli jo ten kai kurie greičio ruožai buvo, tai matyti jam truputį tas padėjo, neslėpkim to. Plus, sakė, šį ralį dabar jau važiavau su sportiniu kūru, kas irgi labai jaučiasi ir suprato, kad gali... Kad reikia vis dėlto. Jo, šiek tiek investavus gali turėti daugiau arklių ir greitesnį automobilį, kuris yra labai konkurencingas, top 10. Jo, atrodo, kaip Suzukis. Jo, išvaizda galbūt jo nekokia, bet vis dėlto būkim bėdini teisingai, bet važiuoti ir reikia ir su tokia mašina mokėti. Žiūrėjau keletą greičių ruožų, tikrai gan greitai atrodė, viskas veikia galų gale. Nežinau, ar pataikiau į tas vietas, kurias jisai žinojo, ar šiaip, bet tikrai greitai atrodė. Tai labai faina, kad dar vienas žmogus kyla į viršų ir greitėja. Ir Vaidotas Paškevičius, vėl greičiausias tarp Mitsubišių. Jo, bet jis iš ralį važiavo su problemomis. Jam viduryje ralio dingo 4 pavara. Jo, jis sakė, kad vienos pavaros. Aš galvoju iš pradžių, kad Kamiliai nagas lūžo. Ar blakstieras nukrito, nepriklijuotas. Bet ne, pasirodo, vienos pavaros nebuvo. Jo, ir jis važiavo 3 ir iš 3 jungdavo į 5. Ir sakė, ant galo tas 5 kažkaip pradėjo, to jungės, to nesijungė, žinai, ir sakė, galvo, užteks ar neužteks, žinai, bet šunuolis jis atlaikė iš... Bet vieną momentą matėjai? Mačiau. Šiaip visi tą vietą žino. Sakau, Pašė, tai kaip tu nežinai tą vietą? Aš nežiūriu, tu į tavo YouTube, sako, nežinai. Sakė, klaida stenogramai čia buvo. Jo, tai žodžiu, bet kažkas dar padarė klaidą ir vis dėlto verta tą vietą, aišku, labai gaila ten. Skaudi vieta ten į kelmus. Jo, man atrodo, iš sprinto ten dalyvių, tai... Ką darysi, vis laik kiekvienas ralis turi savo specifinių vietų ir kurias reikia žinoti, kurios yra klaidingos. Jo, čia tie posūkiai, kur kaip Suomijoje visi varo į tą vietą, nežino, kad ten kažkas bus. Jo, ir jeigu atvažiuoja naujokas arba kažkoks užsimegojęs, tai nepasižymėjęs, tai žinau, kad... Ten labai giliai buvo įlindęs. Taip, tai būna vienas vietas būna neskaudžias, kažkur tik praslysti, galbūt grįžti, bet ta vieta buvo tokia, kur pasiėmė savo vis tiek. Begelė finišavo. Su to įsveikino. Variklis atlaikė. Jo. Ir dar ir Čepkauską aplenkė. 2 ratai, 2 VD. Nebebuvo intrigos šiame ralyje. Emilis Kucka pasitraukė dėl nusukto pusašio. Ir kažkaip tai Markas Buteikis jau buvo pabėgęs nuo Klaudo. Jo. Ir taip ir liko. Klaudas ten kažkaip truputį pabandė dasikapstyti, bet vis tiek 20 sekundžių. Aš kalbėjau su Klaudu irgi, pradžioje jam kažkaip nesisekė, nesivažiavo. Nežinau, ar tai 1000 sindromas,
trukdė persikvalifikuoti. Iš asfalto išvyra? Jo, nu, būdavo ir man, kad nežinau kaip, bet jaučiasi, kaip tai atsiliepia rezultatai, sunku pasakyti, bet kažkas vis tiek kitaip, kol tu biški, pagauni tą. Tai ir pradžiai mačiau, kad tikrai atsilikinėjo ir nebuvo to pasitikėjimo. Į pabaigą atsigavo liktais ir kelius greičio ruožus laimėjęs ir galbūt pasitraukė arčiau savęs Marką Buteikį. Net ir paskutinį laimėjo, kas šiaip jau pusę greičio ruožo ant asfalto, kas iš principo Markas turėtų būti stipresnis. Taip, bet vis tiek jos skiria pabaigoje 20 sekundžių skirtumas. Tai, ralėje ne tik automobiliai, bet vairuotojai irgi būsena psichologija, kaip tu mėgojai, kaip tu pailsėjai, kaip tu pasiruošei. Ypač šitam ilgam ralėje, kas ištvermingesnis, kas geriau atlaiko tas pirmas dienas, tas susirašymas ten 12 ar 14 valandų ir taip toliau. Tai man irgi, pavyzdžiui, paskutinę naktį per šaltį mėgau gal ten 6 valandas ir to poilsio tikrai trūko ir plus anksti keltis rytiniai greičio ruožai ne visiems tas priimtina, tai irgi savotiški iššūkiai ir savotiškai atsiliepia rezultatą. Kalbėjau su Klaudu, sakė, nerado problemos automobilyje. Kad praeitam ralį jam ten užgesęs jis buvo, nei iš jo, nei iš to, bet sakė, kad... Jo, bet rado, kad variklį nebuvo kompresijos vienam cilindrui. Jo, tai kad trūksta galios variklyje, tai taip. Sakė, jau po šitą ralį tai tikrai keisi variklį. Tai bet jo, Deividas Gezevičius absoliučiai atvažiavo... Ketvirtas, tai sveikinam Deividą. Jo, fantastiška vieta, čia aukščiausia finišuota. Man atrodo, kad aukščiausia. Taip pat kaip ir Rokas Stepanavičiaus. Taip. Tai žodžiu, turim augančių vėl naujų talentų, greitų lenktynininkų. Tikimės, kad atsiras prie jų prisijungs daugiau. Labai gaila tų, kuriem nepasisekė 9 greičio ruože ar 8. 9 greičio ruože. Buvo viena vieta, ilga tiesioji ir apačia stabdymas ir buvo minkšta vieta. Tai ten Linas Vaškys. Bet aš pirmą kartą mačiau, taip radiatorius išsiskėtė tiesiog vidurį. Ten smeigi į žemių krūvą ir ten to žemės lenda į vidų ir plešia viskas, bumperį, radiatorius. Nes pirminė versija buvo, kad ten kažkoks akmonė. Jo, tai jis dar nuvažiavo apie kilometrą ir sustojo. Tada toj pačioj vietoj sustojo Sergej Patiko, ta pati istorija, lygiai tas pats. Vaida Paškevičius atvažiuoja, sako, girdite, sako, kaip šitą bumperis sveikas. Mitsubishi jau turėjo tenai, kaip su ekskavatorius iškasti. Sako, baigtų, sako, Dakarinė patirtis, pamačiau, sako, iškart šviežiu, sako, pro viršų, per šokų, ten griovių, sako, ir išvažiavau, žinai, sako, net negalvojau, aš taip per ten važiuoti. Buvo tokių griovių stogų. Bet dėkingiausiai tai mano žiūrėjau, onboardą buvo Ivanulės. Atvažiavo Ivanulė į tą vietą skersas, nežinau, kaip jis sugebėjo. Visi priekio, jis važiuodamas jau prieš tai ten kažką darė, nepagauna automobilį po visą kelią. Tai spėkit, koks finalas. Griūna jis į tą vietą ant stogo, bet minkštai žolės. Tiesiojoj. Jo, tiesiojoj. Nu, ką darysi? Tai tiesiojoj irgi kartais pasirodo galima apgriūti, bet laimingai. Linkas stogas, bet ant ratų vėl užsikūrė automobilį, išvažiavo tą greičio ruožą, finišavo, bet sekančiam nulaužė ratą ir jam vis tiek buvo finiš. Jo, truputį gaila Ivanulės, bet žiūrėjau ir aš ten bordą, kad jau tos tiesiosios pradžioj jis dar tiesiai važiuoja ir jau bandė vos neperiminėti vairą. Nu, ta prasme, ten kažkokia bėda, arba su mašina turbūt. Nežinau, arba, žinai, kaip būdavo senuose gažalkose laisvumas vairo. Toksai, tai panašus vaizdas, kai žiūrint, kai jis vairuoja, atrodo, kad pasi ten tiek laisvumą, jis nepagauna to automobilio. Tai... Žinai, kai aš mokiausi dar mano laikais, aš mokinausi ant gazelkos važiuoti su mokamoju. Tai žinai, kas buvo vienoje sankryžoje, vidury miesto. Aš susukau vairą ir vairas tik... Ai, nusėmė. Aš rankose, gazelka į šoną. Mano instruktorius tik tai per savo pedalus. Vairą atgal sakė, niekam nesakė. Bet aš tikiuosi, kad Ivanuliai taip nenutiks. Ne, tai... Bet ten galbūt kolonėlės reikia trumpesnės. Nu, nežinau, bet manau, kad hibridė pasidarys išvadas pačią ralę ir po kiekvieną ralį mačiau vis toblina tą Porsche. Galbūt Porsche galų gale aplenks Žigulį. Jo, tai visi to laukiam. Nes kol kas Žigulys vis tiek duoda į kalbas. Gerai, tai ką, ta linksma gaida, ar ne? Susitinkam Elektrėnų ralyje. Jo, tai Elektrėnai rugsėjo 2 savaitgalis. Nu, skaitykim, kad 1, nes 1 rugsėjo yra sekmadienis, tai... Jo, tai turim
5 ar 6 savaitės, kito gal 5, ne? Jo, tai pailsėkit nuo ralio, pasilkit jo. Galite pasimti atostogų, rugpjūtį kažkur nuvažiuokit, pailsėkit, pabūkit ramiai. Rugsėjai žinokit, kad reikia varyti į elektrėnų žiūrėti ralį. Vaikams reikia į mokyklą, jums reikia į ralį. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kažkada. Čiau. Iki, ate. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.